Tai viena iš priežasčių, kad man labai įdomu buvo turėti pokalbį su tavimi, nes mes esam darę sesiją su tavimi. Žinau tavo raktus, kiek man leidai prie jų prisiliesti. Labai neslėpiau. Buvo labai geras su tavimi turėti tos pokalbis. Tai yra, ir taip mes su tavimi buvom pratusius turėti tam tikrais gyvenimo momentais pokalbis, kažkaip suvesdavo ir jie tikrai niekada nebūdavo paviršutiniai, nes tu tiesiog nesi toks žmogus. Tai man visą laiką labai geras pabūti su tokiais žmonėmis. Net nepabūti, o būti buvime, kiek išeina tų momentų, pasimėgautis. Tai vienokiam ar kitokiam aplinkybėm. Ir prie jų aš dar sugrįšiu, kai buvo tos kitos aplinkybės, nes man jos labai šiltos ir labai mielos širdžiai. Bet dabar norėjau pasidžiaugti, kaip gyvenimas suvedė ir šitą momentą, kai mes abi esam labiau gal net su pajūriu susietos. Tau taip simboliškai, nes tu ir taip, ir tartum tarp Vilniaus apjungi du Lietuvos kraštus, apart to, kad veiki apskritai, turbūt net ne tik Lietuvoje, bet būtis tavo pačios yra kaip ir gyvenimas. Viena koja dabar čia, kita tenai. tos būties daugiau tenai. Taip. Daugiau pajūryje. Man irgi taip susiklostė gyvenimas, yra tai kažkas fantastiško, neįtikėjimo, susitikome, prašau, aukščiausiam Vilniaus taške. Tu pačiam aukščiausiam Vilniaus taške, turbūt aukščiau, aš nežinau, kur ten smaigalys, bet nelabai būtų komfortas. Nelabai komfortas, taip, jau čia turbūt aukščiau Vilniui ir Lietuvoje nebeįmanoma. Tai šitas net susitikimo toks pokalbio momentas, kažkas tokio neįtikėtino, net fizinė prasme kūrėsi, aš taip ir pakibęs virš debesų. Ir apie tą buvimą, tiesiog buvimą, žinai, atvirą. Kai mes derinom su tavimi šitą susitikimą ir sakėm, ta kažkokia tema, vis tiek turi būti tema, kaip tu sakai, tau turi būti planas, aš sakau, ne, einam. Be plano. Kaip eisis, taip eisis natūraliai geriausiai. Bet pagalvoju, vis tiek Karolinai yra komfortiškiau, jai patinka, jinai tame įsipatogina, tai šiek tiek viena linija. Ir tada mes tam susirašėm, galvoju, tai apie tą nepabuvimą, bet buvimą tam pokalbį, kaip jis einas taip, akimirkoj, ar darbe, ar reikale, ar santykiai, ar bet ką. Aš tiesiog šiaip pagalvojau, kad kiek mes susitikdavom pasiplėpėti, bevaikštant Palangos gatvėmis ir pajūriu, tai visada telefonas būdavo kažkur toli. Ir tik tai, kai aš planuodavau tą mūsų susitikimą, galvodavau, kiek čia to laiko nusistatyti. Valandos tikrai bus per mažai, 2 valandos taip ant klaustuko, nes gali būti ir 3. Jeigu bus mažiau negu valanda, net neverta susitikti, nes tiesiog pradėsim ir nepabaigsim. Tai kažkaip, tai irgi turbūt labai geras ženklas, kad kai lengva kalbėtis, diskutuoti apie kažką ir pasidalinti, tai norisi bendrauti su tokiais žmonėmis. O šių dienų pasaulyje tokių nebėra labai daug, nes visi bėgam, skubam, telefonas visur, prie lovos, ant stalo, valgant, nežinau, visur jisai šalia yra. Net kažkur dabar skaičiau, kad tyrimai atlikti, kad ar 85%, man atrodo, bijau pameluoti, bet labai daug žmonių net į tualetą eina su telefonu. Tai niekur be jo negalim jau. O labai gerai, kai iš tikrųjų jisai kažkur padėtas. Šitą pokalbį mes sakėme, ką, nes tai yra apie, visi šneka apie gyvenimo būdą, apie būdą. Patraukim tą žodį, lieka gyvenimas ir staiga tas žodis nuskamba taip jau labai per stipriai, per rimtai daugam. Baugina. Nes gyvenimas jisai turi svoris, bet o jeigu mes tai pažiūrėtumėm lengviau, tas svoris jisai yra labai prasmingas ir jisai gali būti lengvas, ta prasme, kad neatsitiktinai mes čia susirinkom, kaip bebūtų. Tai atėjom patirčių sukaupti ir patirtis. Vargu bau ar per vieną tave patį taip jau susirinks, dažniausiai tai yra per santykį su žmonėm. Taip. Patirti vienas su savim, tai tik apie save ir gali turėti. Bet jeigu nori kažkokių pamokų, kažkokių galų gale gyvenime, tai jas tau irgi duoda kiti žmonės. Taip. Tugi mokaisi ir iš kitų, ir dažniausiai iš tos aplinkos, kuris supa tave. Taip, tiesą sakant, mokaisi save pažinti. Net tu gauni kaip ir veidrodžio efektų, kažkokius atsakus. Tartum duodi impulsą, tau duoda atgal, tu savas. Tai yra toks matavimasis, augimas nuolatinis, nes be to yra kaip involucinė evoliucija, ar ne? Tu esi žmogus, kuris ir tavo raktai tą sako, bet man net raktų tuo metu nereikėjo, aš jau tą žinojau iš pajutimo, nes tiesiog, kai tave sutikdavau, man tas jausmas visą laiką būdavo. Ir tu buvai žmogus, kuris labai organizuotas, viską tvarkingai, labai atsakingai, šventės darai, tam visi tą mato. Gali būti daug visiems niuansų, kažkam stilius vienoks labiau patinka, kažkam dar kažkas, bet niekas niekada nekvestionuotų tavo gebėjimų suorganizuoti ir tavo atsakingumo.
Tai aš to niekada nekvesinavau, tą mačiau, nes tavo rimtas veidas net tą pasakydavo. Kartais perimtas. Bet tas visiškai labai paraleliai jūsdavo visai ką kitą. Tai yra tavo iš tikrųjų šiltumą labai didelį ir tavo švelnumą žmonėm, kurie yra artimi, kad tu veiki taip. Jeigu arti tave žmogus prieina, jeigu tu pajunti, tu esi vienas toks šilčiausių, mieliausių žmonių gali būti. Ir mieliausias nenuvalkio ta prasme žodis. O tokie, kur nepaprastai gera pamatyti. Ir tada, kai matydavau tave savo šeimos šventėse, nes jų buvo ne viena ir man kiekvieną kartą buvo labai gera tave pamatyti, nes aš žinau, kad tu tikrai negali kiekvienoje šventėje dalyvauti pati, tavo komanda dirba. Bet man tai pasisekė, kad aš kažkaip tave visą laiką sutikdavau šeimos šventėse ir būdavo toks labai labai geras jausmas širdyje, kad va, Karolina ir šita šventė su mumis. Beveik kaip to šventės dalis nedarom. Tada natūraliai ir labai norėjosi, kad tave žmonės pažintų ne tik iš tos organizacinės pusės, nes tu labai dažnai ir kalbi apie atsakomybę, tvirtai, tai pastebi dalykus, darai. Net ir čia atėjus filmuoti, visi kampai tavo apžiūrėti, sutvarkyti, nuglūdinti, kad taip atsakingai labai. Bet kad įvertintų, pažintų, prisiliestų prie tavo tos kitos pusės, tavo santykio kaip žmogaus į žmogų, kurį jutau ne kartą, man tokia dovana bus suteikta. Ir kad galbūt suprastų, kodėl tu ėmėsi nuo tokios išskirtinės veiklos, kad jinai labai stipriai atliepia tavo vidų iš tikrųjų, tavo pašaukimą, jeigu galima tai pasakyti. Aš visą laiką sakau, kad man turbūt tikrai yra atsiųsta šita dovanėlė gyvenime, kad aš labai iš anksti žinojau, ką aš norėčiau veikti. Šventės visą laiką man labai patiko nuo pat mokyklos. Mano pati pirma rengta šventė buvo, aš buvau antrokė. Kažkokia tai laidelė pradinių klasių vasaros, jau prieš vasarą uždarant mokyklos sezoną. Ir aš ją organizavau, jau po teisybę aš net neprisimenu, bet tikrai prisimenu, kad tai buvo antra klasė. Ir tada jau visi juokais mokytojai sakydavo, na jau jinai tai turbūt kažką gyvenime veiks su renginiais. Ir kažkaip taip vis kažkur tos nuogirdos sukosi aplink mane. Bet labai aš ir dainininkė norėjau būti, man labai ir politika patiko ir kažkaip negalvau tikrai, kad eisiu šitos renginius. Ir tik tai po 10 klasės, kai prasidėjo tie mokyklos didesni renginiai, kurie jau tikrai labai vaikams leidžia pasireikšti, šimtadieniai, paskui išleistuvės ir taip toliau, va tada kažkaip man labai atsivėrė visos mano kūrybinės, nežinau, galios, sakykim, kažkokios tai, kur aš tada pradėjau galvoti, nu, va čia turbūt gal tikrai tas rytis, kur aš labai gerai jaučiuosi. Ir tas turbūt atsakingumas, tai mano nuo mažų dienų irgi buvo, čia tiesiog tokia mano prigimtinė savybė, aš labai atsakinga, nes mano tėvai buvo labai atsakingi, tai jau šitą aš iš jų paėmus ir viskas dar padvigubėja. Ir aš manau, kad aš ko besimčiau, ar tai būtų renginiai, aš nežinau, ar tai man reiktų kažkokią tai vakarienę padaryti, ar tos pačius namus sutvarkyti, aš tiesiog viską darau iki detalių, nes jeigu jau įmiesi, tai padarai iki galo, arba nesimi visai. Tas atsakingumas. Ir aišku, šitam darbė jis labai padeda. Ir tu supranti visų pirmiausia, kad kokią tu atsakomybę neši, kai žmonės ateina tau patikėti tokių švenčių. Nes švenčių gyvenime labai daug. Pradedant labai tokiom nedidukėm, šeimos šventėm, vestuvėm viena iš didžiausių gyvenimo švenčių, įvairūs gimtadieniai, paminėjimai, ir jeigu tai kalbam apie įmonės renginius, didžiulius kažkokius žmonių kiekius ir taip toliau, tai tu supranti, kad žmonės tau atiduoda atsakomybę, jie pasitikė tavimi ir tu negali jų pavesti. Aš kaip sakau, čia yra tas darbas, kur tu ne tai, kad turi pasakyti, kad mes padarysime gerai, tai turi būti geriau negu gerai. Nes gerai tai čia yra kaip minimum rezultatas, o maksimum turėtų būti daugiau. Ir ta atsakomybė, jinai tokia labai pareigojanti yra ir man labai gera, kai ateina pas mane žmonės ir aš iškart jaučiu nuo pirmo susitikimo, kad jie labai manim pasitikė. Man jiem nereikia kažko įrodinėti. Jau dabar taip yra. 20 metų atgal buvo biškai kitaip. Šiek tiek normalu. Reikėjo tau užsitarnauti turbūt ir tai yra natūralu. Bet dabar man turbūt pats toks labiausiai savas ir mano klientas yra tas, kuris ateina ir jis labai iškart jaučiu, kad manim pasitikė. Ir mums taip lengva dirbti kartu, kad paskui tiesiog aš gaunu tokias žinutės, kad bet ar ne per ramiai čia mes viską planuojam, kad viskas taip paprasta, kažkaip turėtų būti sudėtingiau. Ir aš laikas sakau, o kur parašyta, kad planavimas turi būti sudėtingas? Tai turi būti labai paprastas, lengvas procesas. Jūs tam ir ateinat pas žmogų, kad jums palengvintų, nes galbūt vieniems jums būtų sudėtinga, o su manim gerokai paprasčiau.
Tai jeigu taip jaučiatės, tai reiškia, mes esam teisingam kelyje. Ant vienos bangos. Tai va. Tai vėl čia yra apie tą santykį ir atvirumą su kitais bendravimu. Kuo atviriau bendraujam, tuo paprasčiau dalykai daros. Taip. Tarytum, tas toks, žinai, pasitikėjimas vienas kitų kažkaip tai yra labai nemenkas iššūkis žmonėms. Tiek ir mes kaip šiandien kažkaip kalbėjome su tavimi apie tai, kad kaip yra žmogus, galbūt ir visai ne iš patogumo, bet tiesiog adaptavosi taip, pristaikė taip, kad jisai nutolo nuo atvirumo, nutolo nuo tiesos. Pirmiausia, pats su savimi ir tada su kitais natūraliai. Nes kai tu nelabai leidi būti savo, jautiesi, kad galbūt nebūsi patogus, jeigu taip įvyks, kažką nuvilsi, kažkas nepavyks. Tos, žinai, baimės paslėptos nesėkmės. Ypatingai tokiam žmogui, kuris planuoja, turi didelį lūkestį savo pirmiausia, tas labai labai aišku ir matosi. Ir kitam, tas, kuris su tavimi kartu dirba, nes jisai kartu su tavimi sukuria tą formą, kaip tai net ir pasižymėjau, sakau, kaip nuostabu, kad mes su tavimi dirbam su žmonėm ir tai yra didelė dovana. Bet tuo pačiu tai yra tas toks kaip ir iššūkis, ar ne, ir atvirumą, pačiam su savimi ir su kitu. Ir tavo atveju tai yra ypatingai, nes tai gauna materialią formą. Ir tai, taip, ir tai yra emocijos įforminimas, nes realiai tai yra šventė, tai yra ne šiaip bet kas, tai yra bet kokia, kaip mes kalbam ir apie išlydėjimą, ne žmogaus, kai vyksta tokie įvykiai, tai yra emocijos, tai yra labai svarbu, vestuvės tai yra vienos stipriausių emocijų ir įvairių tai būna. Ir baimės, ir kažkokie, žiūrėk, ir finansai, ir nepatogumai, ir noras kažkokį įspūdį sukurti. Ir noras ne visai galbūt savimi tam tikris, ir kaip su to susitarti. Ir visą tame procese, dar tėvelius pridėkime, tokius ir taip toliau panašiai, lūkesčiai, ne? Ir tame procese yra žmogus, kuris koordinuoja ne tik patį sėkmingą variantą įforminimą, galutinį rezultatą, tartum, tu už potencialą esi atsakinga, žinai, tame. Ir tarytum jau potencialų galutinį rezultatą, bet ir tame procese esančius tos emocinius visus įvykius, visus pokyčius, visą tai. Tai vat, man labai įdomu, kaip tu tame jauti, kaip tavo stiprybės ir kaip, būkime atviri, tavo silpnybės ten atsiskleidžia. Ar kaip tu jas pastebėjai, kaip tu jo susitarei, išlikdama savim, kaip vis tiek leidi tam ir tam pasireikšti. Aš manau kartais, kad tai man net ir kiša koją. Nes kaip ir pradžioje paminėjai, tą mano kartais piktą veidą tokį, kuris ne visą laiką padeda. Aš labai nemoku apsimetinėti ir labai nemoku meluoti. Nei kasdieniniam gyvenime, aš ir vyrui savo sakau, jeigu kad nors padaryčiau ir man reikėtų kažką nuo tavęs nuslėpti, tai aš pati prisipažinčiau, prisiduočiau, sakau, aš negalėčiau su to gyventi, nes mane tai tiesiog tiek prislėgtų, kad arba tu paklaustum, kas tau yra, ir aš prapliupčiau, kitaip neįmanoma. Aš tiesiog esu tokia, aš negaliu laikyti kažkokių dalykų savyje. Ir lygiai taip pat yra ir darbe. Kad jeigu man kažkas labai, matau, kad ne taip turi būti, aš sau leidžiu tai pasakyti. Tai tikrai nebuvo nuo pat pradžių. Tikrai nebuvo nuo pat pradžių, bet negaliu sakyti, kad aš labai pataikaudavau klientams. Gal aš tiesiog pati daug ko nežinojau, tai labiau darydavau tai, ko jie prašydavo. O kai atsirado patirtis, tu matai, kas veikia, kas neveikia, tai dabar aš tiesiog tikrai rame, sąžinė, sau leidžiu ir pasakyti, kad ne, taip nedarykime. Ir akivaizdžiai matosi, kam tai patinka ir tie klientai lieka pas mane. Ir tai, kam nepatinka, jiems netinka mano galbūt tonas, galbūt tiesumas, jie eina kažkur kitur. Bet čia turbūt aš tai vertinu kaip tokį užgyventą turtą, nes atsiranda ta vieta, kad tu ir turi tuos užsakovus, tuos jaunuosius, su kuriais tau gera, kurie tavim pasitikė ir ant tavęs dar didesnė atsakomybė griūna. Bet tada labai paprasta dirbti, nes tu jiems darai kaip savo. Jeigu jie tave prisileidžia, jie supranta, ko tu nepadarytum tikrai ir tu jauti, ko nereikėtų daryti ir tada tikrai nėra sudėtinga. Atsakomybė jinai nenukrenta, jinai tik didėja su kiekviena diena ir aš kartais net sąmoningai šiek tiek net bijau įsileisti jaunuosius labai arti, nes tada tikrai tokia viduj baimė atsiranda, kad o jeigu, tikrai nedaug dieve kažkas nutiktų, nes ne viskas 100% nuo manęs priklauso galų gale. Kaip aš tada akis pažiūrėsiu, atrodo kaip kažkokiem artimiausiam žmonėm, kad tu juos nuvilsi. Tai net kartais tokie labai pamatuotai ir apgalvotai laikai šiek tiek atstumą,
neįsileisti per labai arti, kad, ir pačiai nebūtų skaudu lygiai taip pat, nedaug dievė kažkas nutiktų. Tai čia turbūt ta mano tokia silpnybė yra, nes aš per daug atvira ir tas atvirumas kartais pakiša man koją, nieko nesakau, bet aš galvoju, jau aš tokia esu, tai ką dabar nepasikeisiu, nepradėsiu čia meluoti ir čia turbūt manau, kad iš vienos pusės tai yra silpnybė, o iš kitos pusės turbūt tai yra mano didžiausia stiprybė, dėl ko man pavyko ateiti ten, kur aš dabar esu. Nes tiems, kuriems tai buvo silpnybė, jie nuėjo, o tiems, kuriems tai buvo stiprybė, jie ėjo kartu su manim ir, sakykime, taip mane ir užaugino. Labai gražiai pasakei. Sakei, kurie mane užaugino, taip žinai. Nes, aišku, procese tai yra bendras projektas ir pati augai. Ir tiesiog bus žmonės, kurie tau leido atsiskleisti tame procese. Kurie patikėjo? Taip, tai čia yra tas, kaip čia, erdvės suteikimas, kad tu leistų savo atsiskleisti, matuotis tame, nes tu vis tiek žiūri juos, tu jauti juos pagal jam kuri tą dalyką ir taip toliau. Bet tuo pačiu, kai tai darai per save natūraliai, ne per jėgą, per motivaciją kažkokią, per ryžtą, bet ne per perspaustą valią, tai vyksta natūralūs tie augimo evoliucijos procesai, tai yra labai gražu. Tai bet kurioje veikloje yra labai svarbu ir dabar kaip tik yra nemažai žmonių, kurie tartum įkrenta ir pasimeta, nes jaučia, kad to neturi, tai tarytum į gyvenime, kad neegzistuoja, bet iš tikrųjų yra pilna laisvė tą padaryti. Tai nemažai, aišku, reikia paleisti prieš tą ženklą, bet kaip tuo patikėti ir tą padaryti. Žingsnis po žingsnio, turbūt. Ne kaip kitaip. Ir reikia suprasti, kad tai nėra trumpas procesas. Jis užtrunka. Bet gal tai bent jau mano atveju padėjo, kad aš niekada neturėjau kažkokio pradinio to didelio lūkesčio. Aš tiesiog dariau, nes man labai patiko. Negalvodama, į ką tai galėtų net labai išaukti. Negalvodama apie kažkokius finansinius dalykus, kad čia man reikia, nežinau, milijonus uždirbti, nes taip tikrai nėra, čia ne tas rytis. Bet tiesiog man patiko labai daryti ir tada viskas tiesiog kažkaip savaime ir labai banalus pasakymas, kad susiras darbą, kuris tavo gyvenimo būdas ir visą gyvenimą jausies, kad turi hobį. Turi hobį. Tai man taip sakyčiau ir turbūt pasisekė yra. Taip, čia vienas iš pagrindinių principų dabar, ko mokomės, yra paprasčiau ir lengviau pažiūrėti, kad kai renkamės ką daryti, mes vis dėlto reikia pasiklausyti vidinio savo to balso, kad ir kaip tai čia dabar skamba, ne va, tai keistai, bet iš tikrųjų tame yra tokia atviroje vietoje padėtas, paslėptas, žinai, triukas. Daryk tai, kas iš tikrųjų labai patinka. Ir patikėk, kad iš to galima puikiai išgyventi. O dėl finansinio, taip, matant, kiek tam reikia pastangų ir naktį dirbti, dieną ir taip toliau ir panašiai, nepaisant to, kad jau yra įdarbis, yra žinomas visas kontrahentų sąrašas, tu partneris turi, tavim pasitikė, tau pakels ragelį, kitam ne, čia vėl yra uždirbta praktika, bet vis tiek yra nuolatinis praktiškai toks paros darbas, kai žinai, kartais ir 3 ryto ir taip toliau. Ir su žmonėm įvairių situacijų būna, kai nusprendžia, kad dėl autobusiuko ar kažko gali 4 valandą rytą ar ne parašyti, nes čia kažkaip tai, jam tai yra svarbu tą akimirką. Ir tarytum gaunas nesvarbu, kad esi komandos vadovas, bet turi keli rageliai, galėtum jau kaip ir truputėlį tiesiog deleguoti tą klausimą, bet to nedarai. Pasilieki tai vis dėlto savo atsakomybė ir tai šį bei tą irgi pasako. Aš tiesiog galvoju, kai kurios dalykus aš galiu tiesiog greičiau šiek tiek padaryti ir jeigu atsitiko kažkokia bėda, kur greitis yra svarbus dalykas, tai tada to greičio reikia. Jeigu tai yra svarbu, kad išspręsti, bet galbūt nėra tiek svarbu laike, tai galbūt gali kažkas ir kitas padaryti. Bet, čia turiu aš tą savybę, kuri man irgi kartais gyvenime trukdo atsipalaiduoti, bet, tas rūpestėlis toks vidinis, kur labai norisi pasirūpinti nuo iki, kad viskas jau būtų taip, kaip yra apkalbėta, sutarta ir kaip savo, kur aš visą laiką sakau savo jauniesiams, kad nereiškia, kad jūsų vestuvės tai yra mano svajonių vestuvės, bet aš jas darysiu taip, kaip daryčiau savo. Nes skoniai, stiliai, kažkokie dalykai, jie skiriasi, natūralu, mes esame labai skirtingi žmonės. Vienam norisi labai daug, kitam norisi mažiau, vienam norisi prie jūros, kitam norisi miške, trečiam, nežinau, festivalio kažkokio ir taip toliau. Tai normalu, mes visi skirtingi, ne visi mėgstam burokėlių sriubą ir ne visi mėgstam rožės, mes skirtingus dalykus mėgstam gyvenime. Tai lygiai taip pat ir su šventėm. Vieni mėgstas kukliau paminėti, kiti mėgsta labai pompastiškai, tai nėra nieko blogo. Bet jeigu jau mane prileidžia prie to, kaip sakant, prisidėti, tai aš darysiu taip, kaip savo daryčiau. Iki.
viskas. Tai kad jau pradėjai apie tą savo, tai natūralu turėjo, žinai. Bet kaip patraukai savo, kaip čia, maksimalizmo geną, perteklinius reikalavimus savęs, taip pasakyti. Nes tai yra ir dovana, bet kartai, žinai, ypatingai, kai iš savęs jau kyla kažkokie tokie emocinis krūvis, kai kalbam apie savo šeimą, apie savo šeimos šventes. Kaip susitvarkiai, gerai, nesusitvarkiai, netinka ta žodis, bet kaip susitarai su savim, nuraminai save to klausimą, kai organizavaisi pati savo šventę? Aš galvoju, kad keli yra faktoriai. Pirmas dalykas, turbūt ir amžius tai padiktavo. Aš manau, kad jeigu aš būčiau tekėjus, nežinau, 10 metų atgal, tikrai manau, kad viskas būtų buvę kitaip. Kodėl sakai taip? Manau, kad, nes aš buvau kitokia prieš 10 metų. Nu, taip. Tai per tą dešimtmetį, sakykim, tu taip nebūtinai per 10, per 5 metį net. Labai daug dalykų gyvenime atsitinka ir jie tave irgi vėl kitaip paaugina, pakeičia galbūt į kažkurią pusę, subrantina. Ir manau, kad aš tų vestuvių savo scenarijų turėjau 9 galybės. Ir esu atidavus ir pardavus ne vieną, nes kažkaip tuo metu galvoju, nu kam jį įsikibus laikytis, jeigu ateina pora, kur matau, kad jai labai puikiai tiktų šitas variantas. Ir aš papasakoju ir tikrai matau, kad jiems iš karto tinka ir patinka. Atsakau, nu ir imkite, aš susigalvosiu kitą. Ir turbūt su savo vestuvėm, tai aš streso neturėjau jokio visai, bet čia mano yra vyro nuopilnas. Jisai kažkaip labai ramiai mane sudėliojo. Mes nusisprendėm keletą dalykų, kas mums yra svarbu. Ir viskas ir buvo labai paprasta. Aš žinau, ko tikrai nenoriu ir žinau, kas man yra svarbu. Mes labiausiai galvojom, pagrindinis momentas tai buvo mūsų ceremonijos sprendimas, kokia ir kaip, kur bus. Ir antras dalykas, labai galvojom apie svečius. Nors aš visą laiką pati sakydavau ir dabar dar sakau savo jauniesiams, kad nagi šventė tai yra jūsų, tai viskas turi būti apie jūs ir darykite tai dėl savęs. Tai, bet tokia logika vadovaujantis, tai reikėtų eiti tuoktis dviese. O jeigu jau kvietiesi svečius, tai visgi kažkaip reikėtų pagalvoti ir apie juos, čia yra neišvengiama. Ir mes lygiai taip pat padarėm, tiesiog apgalvojom, kad jiems būtų komfortabilu, būtų jauku ir nebūtų įtampos. Kažkokios, kad žmonės nejautų streso, nes vestuvės, atrodo, tikrai yra linksma šventė ir neturėtum ten paskutinę savaitę kažkokio streso patirti dėl įvairiausių dalykų. Nežinau, bet nuolatos jis yra patirimas, kiekvienu atveju, garantuoju, kad tai kažkaip taip ir mes nusistatę šitos momentus, sutarėm tiesiog ir viskas labai paprastai pasidarė. Tikrai. Vienintelis stresas, kuris ir man buvo, aš jo neišvengiau, tai buvo paskutinę savaitę pasikeitė orai. Tai turėjau šiek tiek aš iššūkių. Bet ir vėl šitoje vietoje man pagelbėjo vyras. Aš kaip juokiuosi, ko aš turbūt per tą mūsų planavimo laikotarpį, aš kaip per iš naujo įsimylėjau, nes negalvojau, kad jisai taip gali, taip pat lengvai paprastai sudėlioti tam tikrus dalykus. Ir mes nusprendėm, sako, gerai, prastas oras, tai reiškia, įmam taip. Žiūrėk, visai gal čia gerai gausis ir finale tikrai gal gavosi net ir geriau, negu būtų pirminiam plane. Ir aš dabar jau galiu pasakyti iš savo praktikos, kad tikrai oras nėra svarbu. Jisai šiek tiek gali pagadinti nuotaiką, bet iš tikrųjų ne. Nuotaika nuo to nesikeičia. Gal komforto šiek tiek gali atsirasti mažiau, tarkim, ten keli lietaus lašai, ar ten vėjas didesnis, ar per didelė saulė, nes kai kam ir per didelė saulė yra labai nekomfortabilu. Bet nuotaikos tai neturi numušti. Jeigu tu žinai, ką tu darai ir tu supranti, kad tai yra tavo labai svarbi šventė gyvenime, ir jeigu tau jie sugeba sugadinti oras, galbūt čia yra kiti dalykai. Tai va, čia yra kalbant apie, žinai, tos lūkesčius, kaip žmonės yra įpratę truputėlį pakontroliuoti dalykų, žinai, bijot paleisti kontrolės, nes čia yra, būtent tai yra tie momentai, kai kalbam vėlgi ir apie, ypatingai apie emociją žmonių, susitvarkymą su savimi toje vietoje, ir nežinau, ar tinka labai žodį, bet susitarimą su savimi, taip kad nebūtų per didelio kompromiso, nes jaustum nuskriaustą situaciją, bet yra toksai, tai išsigrynint, kas man iš tikrųjų tuo akimirką yra svarbiausia, ir ramiai paleisti visą kitą. Tai tu labai gražiai pasakai, nes tavo linija, vadinamo ta core stability, kai mes žiūrėjom pagal tavo žemėlapį, tai yra 4 linija, kuriai yra itin svarbus bendravimas ir ryšys ir atviras santykis su draugais. Net ne šiaip su artimiausiu, galbūt rūnas. Visiems tai aišku yra svarbu, bet labai pabrėžtina yra buvimas artimų draugų rate. Tada ir šventės, kaip tu sakai, atsiskleidžia, ko aš
tarytum toks yra gilesnis lūkestis, kad tiesiog būtų gera pabūt kartu. Ar ten, žinai, griaustinis už lango ir taip toliau, taip šilta, kad nebūtų pavojingos sąlygos galbūt. Taip. Pamaitinti ar ne, ten taip toliau, ta muzika malonė ir kažkokia smagi, bet ta atmosfera, jinai būtų kaip tik su to susiję. Kai kam tai yra, ypatingai, pavyzdžiui, antrai linijai, kai būna, tai yra konkretus santykis konkrečių žmogum, tada užtenka dviese tuoktis ir to pilnai užtenka. Ir jam tai atskleidžia visą. Ir aš beje esu turėjus tokią situaciją, visai bei nesenai, kai atėjo pas mane jaunieji ir mes konsultavomės. Ir tokia labai kukli pora, bet kukli ne ta tikrąja prasme, bet tokia labai išlaikyti žmonės. Ir jie man pradėjo vardinti, ko tarsi reikėtų vestuvėm. Ir aš taip sakau, o čia jūs to norėtumėt, ar kažkas jums pasakė, kad taip turėtų būti. Ir mes, žodžiu, taip išsišnekėm kažkaip labai iškart, labai artimai. Ne visi taip prisileidžia iš karto. Ir aš jums sakau, bet jūs galite daryti visai kitaip. Sakau, jeigu jums bus kančia sėdėti toje savo puotoje, tai kodėl jūs taip darot? Sakau, jūs darykite taip, kaip jūs norit. Jūs negali niekas jums nieko pasakyti, čia yra jūsų sprendimas. Ir, žodžiu, mes ten taip diskutavom, aš jam dar keletą skirtingų variantų pateikiau. Ir finale mes išsiskyrėm, aš sakau, pagalvokit, čia tikrai nieko jums reikia dabar nuspręsti. Ir po poros savaičių gavau atsakymą, kad mes keliaujam dviese, imam liudininkus ir šventę darysim taip, kaip mes norim. Tai aš taip džiaugiausi, galvoju, va, čia mano misija. Po 20 metų darbo. Atvirumas. Taip, kad ne tame yra esmė, kad čia reikia man, kad visi jaunieji eitų pas mane ir čia, kaip sakant, ne čia yra siekiamybė. O siekiamybė yra, kad žmonės tiesiog nukreipti ten, kur jie bus galbūt net laimingesni šito vietoj. Čia irgi žinių perdavimas, patirties perdavimas. Tai labai džiaugiausi iš to momentu. Nuostabu. Labai džiaugiausi iš tave, žinai. Vat keletą turiu, kad nepamirščiau, nes galvoju, tebūnie eina tas pokalbis kuo natūralesnė eiga, bet yra tokie momentai, kuriuos norės truputėlį atsiremti. Tai va vienas iš jų buvo, galvoju, kažkurio momentu paklausti. Žinai, kai pasirinkau studijuoti renginių organizavimą ir tu esi baigus tarptautinio renginių organizavimą. Kitaip tariant, galėtum organizuoti, de facto didelius kažkokius tai renginius, nekalbu apie konferencijas, bet tai gali būti ir prie olimpinių žaidynių ar kažko kito. Suprantu, kad ten turi būti įvairūs, sakykime, sertifikatai ir panašiai, bet čia tau tai tikrai nebūtų problema, manau, su tavo užsidegimu. Bet turėdama visą tą paruošimą ir žinodama savo galimybės, vis tiek labai aiškiai pasirinkai konkrečią kryptį. Tokia netgi, sakyčiau, gal tuo metu, nes tai buvo prieš 20 metų, ne? Pataisyk, jeigu klystu. Tokia net keistokas sritė, ne? Tuo metu dar net nebuvo labai populiaru, tai labiau vakarietiškos kultūros toksai kaip ir produktas, pati rinka ir vestuvių rinka, kur nuskambėjo taip ne tai, kad egzotiškai, bet dar, žinai, jaukinamasi buvo prie to. O tu ėjai kaip savo, ko ne, pirmą po studijų, va tokį darbą šitoje sferoje. Žinau, kad esi išbandžius kitų sričių, bet jeigu kalbam apie renginių organizavimą, tu labai aiškiai pasirinkai kryptį, rinkos dalį, kurią tu veiki. Ir man neišvengiamai diktuojas, kad tai buvo susijęs su tavo vis tiek vidiniu pajautimu, tai yra bus santykis su žmogum. Tai kodėl pasirinkai labiau nepatogesnį dalyką, tai yra santykis su žmogum atviresnį ir kai reikia įsigilinti tą bendravimą, kai reikia tet nuolatos bendrauti su to mažu užsakovu, kuris yra jautresnis ir emociniai dalykai, nes tai yra vestuvės, tai labai daug yra visokių nepatogių klausimų kartais. Ir taip ir pasitikėjimo, ir ne, tarpusavio toks pajutimas. Tuo tarpu, kai yra komerciniai santykiai, yra visai kitokie. Ten yra nunulinami emociniai dalykai kaip tik ir perima tiesiog business labai dažnai. Jeigu kažkur kažkas tokio jau atsiranda, tai tik tai nedidelė dalis žmonių drįsta tą parodyti, jeigu kalbant versle. O kai kalbant apie asmeninės šventes, nors dabar jau ne tik tai asmeninių švenčių darai, bet vėl tai yra pasitikėjimo pagrindu įvyko. Bet pradžia tai vis tiek tokia buvo. Aš galvoju, kad turbūt tai patraukia. Čia vėlgi mano kita galbūt savybė yra, kad aš esu, man patinka greiti sprendimai. Aš toks operatyvus žmogus esu. Man dėlioti ilgai, galvot, derint tūkstančius detalių. Aš patinka pakankamai gyvenime greit sprendimus priimu, kas tai bebūtų.
Ir man patinka ir darbe taip vadovautis, nes tiesiog tas ištęstinis procesas jis labai vargina. Ir dažniausiai tu renkiesi, grįžti prie pirminio varianto arba pasirinki blogiausią. Nes iš to rašto išeini iš krašto, čia vėlgi taip labai jau primityviai. Tai tas darbas konkrečiai su, bet tavo irgi tokia gal gražus tas paminėjimas, to mažų klientų, ar ne, ta pora, sakykim, tai nėra kažkokia didžiulė korporacija, bet tai yra daug konkrečiau, nes jie yra užsakovai ir tik jie sprendžia. Man nereikia perėti daugybę grandžių, kur bandai vienam kažką sudėlioti ir rodyti, vienam patiko. Tada jau viską pradedi toliau daryti, bet gauni iš aukštesnės grandies atsakymą, netiko, nes, pavyzdžiui, per brangu arba ne taip, arba kažkokie kiti dalykai. Ir tas procesas tiek jis išsitęsia, tu pabėgi net nuo esmės kartais, pradedi nuo vieno, baigi visai kitų, nes nėra taip, kaip galbūt tu norėtum padaryti, bet tiesiog kaip tave įstato į kažkokius, tai nežinau, ten įmonės biudžetus, rėmus, konkrečius norus, ten atliktas apklausas ir taip toliau. O su vestuvėm yra paprasčiau, tu matai žmonės, bandai juos perprasti ir jeigu tau pavyksta, nes kartais ir nepavyksta, neslėpkim to, jeigu žmonės nėra atviri, labai sunku nuspėti, aišku, nes kartais yra apsimetimo ir tu tą pamatai tik per vestuves. Ir tą parodo aplinka, kokia supa tos jaunuosius. Tai jeigu tu pajauti jaunuosius ir jie su tam yra atviri, tada tu viską gali padaryti, idealiai. Tai tas gal turbūt sužavėjo, kad taip yra. Tu paminėjai, kad tai yra sunkiau, aš galvoju, gal tai truputėlį net yra lengviau. Sunkiau, nes atsakomybės tikrai yra daugiau. Atsakomybės yra daugiau ir baisu suklysti galbūt, baisiau suklysti. Bet man atrodo, pagal mano charakterį, man taip yra lengviau dirbti. Taip, tai čia yra aišku toks, atvirumas su savim. Anksti labai pajutai, kas tau tinka, tą, kas kitas pamatytų kaip iššūkį. Tau tai raiškumas, ne, čia yra mano veikimo linija. Aš su kitais dalykais susitvarkysiu, nes man šaukės vidus, aš net jaučiu, kaip aš tą padarytum. Kai iššūkis įvyks, aš žinau, kaip aš jį spręsiu. Sakykime, kaip apie apsimetimą. Taip, vėl, galbūt ne tai, kad čia blogąja prasme kažką pasakyti, bet tiesiog to atvirumo trūkumą pačiam savo iš baimės, kad, žmogus dar yra nepatogioje situacijoje būti atviras pakankamai su savim. Tartum nejaučia, pakankamai, gal taip sakyčiau, emociškai brandžiai, kad, aš galiu tiek kitiem parodyti, kiek aš turiu, ar ne, kiek aš galiu parodyti. Ir aš jaučiuosi gerai su to. Man nereikia perlipinėti per save, man nereikia save spausti vardan kažko tai. Ir ta linija yra, pastebima, kad yra vienas iš tų žaizdų, per kas dabar yra gyjama po truputėlį per įvairiausius aspektus, bet yra. Tai dėl to, kai sakym, sutinkam, pakalbėkim gyvai, atvirai, kiek ten išeina. Nes kai gyvai kalbi, sunkiau kažką yra nuslėpti. Susirašinėjant, gali patylėti, apgalvot, pergalvot. Tonas balsas nesigirda, kaip tavo. Arba kiekviena, ir net galų galia tas, kuris paskui skaito tavo žinutę, ar ten laiškas, kai skaito tuo tonu, kuriuo jisai skaitytų pats, bet nebūtinai tuo, kuriuo tu sakai. Ir čia labai lengva įnešti tokią dviprasmybę, nes galbūt tu vienaip turėjai omeny, o tave išgirdo kitaip ir ne iš blogos valios, nes mes visi viską perleidžiam per save. Tai tas gyvas bendravimas, čia jau girdi kaip girdi. Kitaip nėra. Ta prasme, tono tu jau nesumeluosi. Taip kaip tu man sakai, aš girdžiu, kokiu tonu tu sakai. Ar man tai patiko, čia jau kitas klausimas. Ir kaip galbūt surezonuoja. Bet toną aš jau girdžiu tokį, kokį yra. Man nebereikia savo interpretacijų. Ir taip yra paprasčiau. Kai pradėjai dirbti, po kurio laiko nusprendei, kad nori pastudijuoti, kažkiek pasigilinti psichologijos žinias. Tai kodėl tau tokia mintis apskritai? Tai yra geštalto, ar ne? Kažkokie mokslai buvo geštalto psichologija? Ne, tai buvo psichologijos akademija. Psichologijos akademija. Aš tiesiog turbūt galvoju dabar, kiek čia laiko buvo praėję. Gal koks 10 metų po mano visos veiklos. Pusę kelio. Pusę kelio. Ir tiesiog toks irgi atėjo natūraliai supratimas, kad tvarkoj, tie organizaciniai gebėjimai yra viskas gerai su jais, bet šiaip ta šventės organizavimas tai didžiąja dalim yra psichologiniai dalykai. Nes, tikrai daug žmonių yra, kurie dirba skirtingose profesijose, skirtingus darbus, bet, pavyzdžiui, jie yra labai organizuoti. Ir labai dažnai jie patys nori daug ką pasidaryti ir nieko net neprisileidžia, nes jie turi tą gebėjimą, jie yra organizuoti žmonės ir viskas yra su tuo gerai. Čia aš kaip sakau, nesi chirurgas, čia tam mokslų nereikia baigti kažkokių specialių ypatingų, tikrai gali suorganizuoti viską ir pats pasidaryti.
Bet tam tikri momentai, kai iškyla kažkokios nenuplanuotos situacijos, čia jau atsiranda tavo tie psichologiniai momentai, įgūdžiai, kaip tu moki susitvarkyti su kažkokiom stresiniam situacijom ir čia jau tik organizuotumo nebepakanka. Čia yra svarbu, kaip tu tą išjausi, kaip perteiksi, kaip tu bendrausi su kitais žmonėmis, kurie galbūt nepadarė kažko, ko tu tikėjaisi. Ar tu ten šauksi ant jų, ar tu aprėksi juos, ar nubausi kažkaip ir taip toliau. Ir automatiškai ir tai labai diktuoja tolimesnius visus, sakykime, šventės planavimo etapus. Ir aš kažkaip to supratau, kad, bet tai čia yra visiškai psichologija. Ir kodėl? Ir aš pagalvojau, kad net jeigu turbūt man kas nors būtų tai pasakęs mokyklos baigimo metu ir būtų pasakęs, taigi tu stok geriau į psichologiją, pabaigsi psichologiją ir galėsi daryti to savo renginius. Niekur tu čia nedings tavo tie organizaciniai gebėjimai. Bet man taip niekas nepasakė. Aš tiesiog užaugau ir pati tą supratau, sakykim taip. Tai neturėjau, kas man galbūt tais laikais nebuvo tiek populiaru turėti kažkokį mentorių vyresnį, galbūt tai būtų palengvinę kažkiek kelią. Bet, tai yra taip, kaip yra, aš nieko nesigailiu. Ir tada aš sugalvojau, kad, man norėtųsi šitų žinių. Ir kaip tik prieš visus įvykius prieš COVID-ą, aš pasirinkau, kad aš dizainą norėčiau pastudijuoti ir labai patiko man, labai džiaugiuosi šituo savo sprendimu. Ir manau, kad tai man labai gelbėja iš tikrųjų tam tikrus dalykus suprasti. O paskui supratau, kad ne tik darbe, bet ir kasdienybėj. Aš gavau daug atsakymų labai tose moksluose. Aš kažkaip ir norėjau sakyti, ar nebuvo taip, kad viena iš priežasčių, dėl ko psichologija nusprendė pastudijuoti, yra truputėlį save apsaugoti kaip tinkamai save apsaugoti nuo emocinių tam tikrų iškrovų ir krūvių, kuriuos patiri, kai tam tikrais momentais, žinai. Nes viena vertus tai, ką tu paminėjai, tas organizavimas, planavimas, aš jį pavargsti, apskritai tą darydamas su lūkesčiu, kad aš turiu padaryti tą labai labai gerai, nes tu irgi reikės susitarti, kad nepervarg. Tiesiog būti įsitikinus, kad viskas tikrai bus gerai, net jeigu force majeure yra. Bet ir dabar, kai tenka vienu metu iš įvairių žmonių skirtingas emocijas, kurios pakankamai aštrios, nes kai žmonės yra pavargę, jiem yra čia turbūt šventės, jiem tai yra labai svarbu, jiem tai kainuoja, jie patiria tokius, žinai, spazmus ir su to susitarti. O šiek tiek papildant tą, kad tu minėjai, kaip patirtis, psichologiniai niuansai, bet iš savo patirties, galiu pasakyti, nes, sakykime, su tavo pagalba aš koordinavausi vestuves, bet aš žinau, kad tu būsi su manim tą dieną, tai dėl to aš buvau ramesnė. Ir kai iš tikrųjų įvyko iššūkį, nes tu gali pusę metų viską planuotis, pasidaryti taip toliau, bet paskutinis mėnuo ir yra tai, kada prasideda gyvasis gyvenimas, ta tema. Realiai visi sukruta sujuda ir tada prasideda, oi, tai rindai kažkokie ten ar nedinginėjo, kai reikia vežtis, pavyzdžiui, pajūrį iš Vilniaus ir Kauno, visus baldus viską. Tai staiga žiūrėk dingsta ir kažkas neatrašinė, ir kažkas kažkaip, ir jeigu ne tavo skambutis, tai būtų buvę ten, nors aš prieš tai ir pačius sandėlius užsukau ir taip toliau, bet gavosi taip, kad atvežė pats direktorius su nuolaida ir viskas buvo tikrai padaryta ir dar tuo tarpu jo samdomas, sakykime, prieš tai buvęs direktorius, kažkaip tenai taip buvo palikęs duobė situacija ir jeigu ne tu, Markubau, kaip tam. Tai džiaugiuosi, kad kaip skambutis tavo pasiteisino. Tai va čia tas expertise ir kad tau ragelį kelia ir tai yra įdirbis, čia yra profesionalumas. Tai yra uždirbta, užgyventa šitame darbe ir čia turbūt tie žmonės, kurie samdosi pagalbą, tokius žmonės kaip mane, kaip tarkim švenčių organizatorių, arba kaip, pavyzdžiui, interjero kokį dizainerį, aš vis laikau architektą. Anksčiau tėvai mūsų, arba seneliai, net, sakykim, mano bent jau senelis pats namą pasistatė. Ir be jokių mokslų, ir nusibraižė, tas namas puikiausiai iki šios dienos dar stovi, jau net parduotas, ir kiti žmonės gyvena ir visa kita. Tai visi viską kažkaip sugebėdavo patys pasidaryti. Bet dabar, kai visi koncentruojasi į tai, ką patys daro konkrečiai savo gyvenime, savo veikloje, tai tiesiog trūksta laiko susirinkti visą informaciją apie visą kitą. Tiesiog mes visgi turim tik tas pačias 24 valandas, taip kaip ir turėjo jas kažkas prieš 100 metų. Ir tai yra daug paprasčiau turėti kažkokią pagalbą, kuri tam tikroje siauroje srityje tau gali labai duoti aiškius, konkrečius atsakymus. Nes tu gali sėdėti interneto platybėse, skaityti įvairiausiuose forumuose, atsiliepimus, bet tu nežinai, kas tos atsiliepimus rašo. Gal kažkam tiko,
O tau visiškai netiks, tugi nepažįsti to žmogaus. Bet ir technologinės žinios. Anais laikais Technologinės žinios, taip. išsitapetuoti yra vienas dalykas. Taip. Šiais laikais išsitapetuoti, ir kad tai būtų kokybė tam tikra. Tu tiesiog susinervinsi ir sakysi, žinai ką, iš naujo Taip, pradedi. taip, čia tiesiog ir laiko gaila, ir atrodo Taip. kažkokius kitus dalykus Kokybės norėtum norisi nuveikt, kokybės kitos. norisi didesnės ir taip toliau, bet dėl to ir randasi labai daugybė specialybių, žiūrėk, net šuniukų pavėdžiotojai atsiranda, nes kažkas nori turėti šunį, bet neturi laiko jo vedžioti. Ar tai gerai, kad jį vedžioja kitas žmogus, čia jau yra kita tema, sakykime. Bet esmė tame, kad žmonės perka paslaugas, kurios jiems palengvintų gyvenimą. Tai lygiai taip pat ir mano profesija, sakykime, labai išvešėjo, nes kažkada apie ją reikėdavo labai daug sakyti, ką mes darom, kaip mes darom ir kodėl mes darom. Dabar jau tokių klausimų kaip ir nėra, žmonės viską supranta aiškiai, dabar jau yra kiti momentai išdiskutuojami ir aš manau, kad ir švenčių organizatorių žmonės renkasi jau realiai pagal asmeninės savybės, ar jam tas žmogus tinka, ar jisai prie jo jaučiasi gerai, ar gali būti kiek įmanoma atviresnis, nes galbūt aš taip norėčiau manyti, ne prieš visus tikrai gebi atsiverti. Čia kaip ir nuėjus pas psichologą, turbūt pas psichoterapeutą, kažkodėl prieš vieną pradedi viską pasakoti lengva ranka, o prieš kitą negali prasižioti. Va, irgi turbūt yra kažkokios bangos. Laukas, tai vadinasi laukas. Jeigu tai bendrai pavadinus ir arba jis tau yra artimas, arba jis tau. Tai čia manau lygiai taip pat. Arba tau tinka, arba netinka. Jeigu tu pajauti, kad tau tinka, tau viskas kaip ir sviesta einasi. O jeigu sunku, tu pasirenki tą pagalbą dėl kažkokių kitų priežasčių ir kažkas negerai ir stringi vis, buksuoji, kaip sakant, kad tame visame procese, kad ne taip sekasi, kaip turėtų sektis. Nes aš vėl grįžtu prie to paties. Planavimas turi būti lengvas, tai neturi būti sudėtinga. Taip vadinasi, žmogus, jam turi patikti, tai turi daryti žmogus, žinai, kaip ir maistą pagamina. Kai žmogus laimingas, tau gamina maistą, tau gerai valgyti. Ir jis skanesnis. Ta pati vakar su vyru, kaip šnekėm, sako, žinai, kaip įeinu ir man yra, sako, gerai, kai aš matau, jeigu tai yra viešos maitinimo įstaigos, restoranai, tu gali matyti žmonės, kurie gamina maistą ir patainuoti, žinai, nori tu tą maistą valgyti, ar nenori tu tą maistą, sako, bet tu turbūt nevirškis. Ir jis yra visiškai teisus. Nes aš tokį patį pajutimą turiu ir tai taikoma absoliučiai viskam, kam. Tai čia ir būtų tas patvirtimas, kurie man būdavo gera tave matyti šventėje, žinau, kad viskas bus gerai ir tai bus koncentruotai, su dėmesiu ir tai bus su kokybišku dėmesiu, su tokiu žmogišku dėmesiu tam dalykui, kad tai nėra tiesiog dalykas ir dalykas, aš turiu padaryti ant mano adžendų, žinai, aš persibrauks. Ne, kad tau tai, ką tu darai, tai yra daroma iš pašaukimo. Ir man visą laiką labai gražu, kai sutinki žmonės, kurie realiai dirba, save realizuoja iš pašaukimo. Taip. Visada tai gali keistis, visada tai gali plėstis, tai gali visada evoliucionuoti, bet iš esmės jisai veikia beveik visada iš savo pašaukimo. Tai labai, tada jam sekasi, tada darosi kitaip visi dalykai. Ir čia natūraliai, dėl ko vedžiau prie to žmogaus psichologijos ir kas tave vedė, žinai, iš kurio impulso tu norėjai tą pastudijuoti. Ir žmonių pašventimas, kažkaip, kaip pradėjom pradžioj, kai jis šneka apie gyvenimo būdą, tartum patram kažkokius stilius, kažkokias tokius dalykus ir pamiršta apie gyvenimą kalbėti, atvirai tiesiog, apie sunkumus ir lengvumus ir apie tai, kas mes žmonės esame jame. Nes mes kaip žmonės patiriam tą gyvenimą, subjektai. Tai tu pati, kai žengiai žingsnį santuokos, jungtuvių, kaip tavyje pasikeitė, tas suvokimas gilesnis apie šito šventės svarbą, apskritai kaip šventės. Pasikeitė kažkas? Labai geras klausimas, taip net gal nelabai buvo laiko man kada susimastyti, ar kažkas... Tai ne tai momentas. Tai labai pasikeitė. Gal pasitvirtino tam tikri dalykai, kur aš tikrai galvodavau, kad viskas turi būti paprastai, neturi būti... Nereikia bandyti būti kažkuo, ko nesi. Nežinau, vieni tai gali sakyti, bandyti šokti aukščiau bambos, kiti gali sakyti, kad tai yra bandymas įtikti kažkam, pasirodyti prieš kažką. Tai aš taip vis mėgdavau priminti savo jauniesiems, kad kai šventės yra apie jūs, tai jos visada yra pačios geriausios. Ir jos patiks kitiem ir galbūt kiti žiūrės kaip į kažkokį pavyzdį. Tai aš turbūt tik tai savo pasitvirtinau šitą momentą, kad jeigu nenori kažko nustebinti, nes buvo kažkokie tokie neryškus paklausimai, na tai jau kokios tavo vestuvės bus, jau čia jau turbūt kaip planuotoja, tai jau savo, sakau, ne, tikrai ne dėl to, kad aš nenorėčiau, bet tiesiog,
šitam momente man svarbiausias dabar dalykas yra ceremonija turbūt. Gal dar, aš nežinau, gal dar ateis, gal kokio 50 mečių sugalvosiu, kad man dar kažkokios didelės puotos reikia, negali žinoti ir tai nėra blogai. Tai turbūt tik tai savo pasitvirtinau tą taisyklę, kad reikia daryti taip, kaip tau norisi pagal save ir mažiau galvoti, ką galvos kiti. Tau reikia pasirūpinti kitais, bet negalvoti, o ką jie galvos. O ką tu galvoji, ar tavo šventė tikrai patinka, va čia gal turbūt pagrindinis dalykas. Tai turbūt tiek aš šiam momentui. Kol kas kitų minčių man dar neteina. Gal dar ateis kažkas, dar nesenai nedaug laiko praėjo. Aš kaip jau reflektuodavau to vieną iš tų atsakymų, kažkaip norėjau sakyti, kai sakai, kad tu labai didelė atsakomybė jau ir tartum tas toks kartais, įtampa yra dėl to. Bet iš esmės, kaip žmogus iš kitos barikadų pusės, tai yra tas, kurio tu šventę prižiūrėjai buvai ir tą, kaip sakyti, padėjai jaukinti ir pasaugai tą erdvę. Pasaugai geras žodis. Taip, pasaugai tą erdvę šventį. Visom prasmėm, kad viskas gerai praeitų. Nes tikrai taip ir buvo, nuo išvakarėse iki pat vėlumos ten per naktį ir taip toliau. Kad lieka tai juk emocija. Tai ten tie niuansai tokie, on the go, kai būna kažkokie iššūkiai. Ar ten lūžęs tortas, ką aš žinau, visokių ten tų istorijų, kur ten, gali labai čia užpanikuoti, nes ne viskas tobulai. Ir tie pakeitimai kažko, bet lieka tai emocija. Ir iš esmės, jeigu emocija yra gera, tik tai tą prisimena ir tada padėkos yra pačios gražiausios. Niekas taip nieko kitų dalykų net neprisimena. Pasimiršta ir orai ir visa kita. O jeigu tarpusavio santykiai yra, taip sakant, be tos gražios, joje nėra tos gražios erdvės, ar ne, nėra tos vietos, kur gražiom emocijom pasireišti, nelabai tu gali kažko štai užtušuoti. Šorniais. Nei muzika tau padės, nei kažkas, nes bus jausis toks pastanga. Kad kažko trūksta. Ir pastanga labai jausis, kad ten gali dušt langai ir nieko nebus, nepergyvensi. Ir atvirkščiai stebės. Tai buvo toks, kad iš tikrųjų ir manau, kad pratartų ne viena pora, kur pastebu, kad lieka emocijos. Jeigu viskas buvo gerai su emocijom, tai visi buvo žiūrėk ir pavalgė, ir šilti, ir viskas jiems patiko, nesvarbu koks ten oras. Jeigu nuėjama apie tą šventimą, savo pačios jungtuvę, tai aš norėčiau pereiti apskritai prie šventės, kas tai yra tau. Ir nes žmogaus, kurio kelias, realizacija ir darbas yra šventė. Tai yra kažkas tokio. Man tai yra kažkas magiško beveik, Man turbūt šventė tai paprastai tai yra iš tikrųjų tas geras jausmas, kur pirmas dalykas tikrai tu lauki tos tokios emocijos, kad būtų turbūt labai stipraus vidinio supurtimo kažkokių tai, nežinau, jausmų, kalbų, žodžių. Aš manau, kad šventės yra tas momentas, kur žmonės kartais netyčia sau leidžia atsiverti. Ir kodėl, tarkim, aš mėgstu irgi sakyti, kad jeigu bus daug kalbančių, labai gerai. Kuo daugiau, to geriau. Ir žmonės iš tikrųjų ruošiasi. Jie nori pasakyti kažką vertingo, prasmingo. Ir tą labai gera girdėti, nes turbūt, dabar tik tai kalbant, galvoju, kad grįžtam prie tų pradžių, kai trūksta to atvirumo, mes visi jo labai ilgimės. Ir šventės tampa ta vieta, kai tiesiog šiek tiek aišku su tokiu spaudimu žmonėms, bet jie atsiveria. Ir labai gera išgirsti, pavyzdžiui, tarkim, niekada nekalbantį ten, pavyzdžiui, tėtį, kuris sako kažkokią kalbą tau ir pasako labai nuoširdžiai prie visų. Ir tave galbūt, kur niekada kažko nėra sakyta ir staiga tu išgirsti. Ar ten kokie močiutės, kažkoks palinkėjimas labai gilus, kur papasakoja tai, ką tu esi, koksai tu buvai vaikystė, kur atrodo gal ir primiršta. Ir aš manau, kad žmonėms... Šneki ir akis, Aš šneku galvo, kad taip nesusigraudinčiau, bet aš manau, gal to žmonės pasiilgsta ir per šventės visi nevalingai to laukia. To tokio jautresnio, artimesnio ryšio. Dovanos iš kito. Taip, nes manau, kad kiekvieną dieną mes visi tiek esam užsisukę savose reikaluose, kad tikrai pamirštam ir geresnį žodį pasakyti, ir padėkoti, ir už rankos paimti, ir apkabinti.
Aišku, visokių yra šeimų, visokių yra žmonių, gal pas kitus tai yra labai, labai paplitę, bet jeigu jau žmonės gyvena atskirai, tai tiesiog tam net laiko nėra. Elementariai, net jeigu tu ir norėtum, kol maži vaikai, tai ten galbūt tėvai apčiučiuoja ir apgosto, bet jau kai išsiskiria, jau viskas tolsta, o to norisi. Ir aš galvoju, kad va, šventės ir yra tas laikas, kai visi leidžia savo tiesiog, nes atrodo, kad atsiranda visiems priedanga, galėsi pabūti atviresnis. Šventos Velykos, Kalėdos, gimtadieniai, kažkokie paminėjimai, vat, krikštynos, ta prasme pavasario net pradžia ir tai net kartais atrodo norėtųsi paminėti, nes Saulė išlenda ir norisi pasidžiaugti. Tai gal kokius nors šventinius ten pusryčius ar pietus padaryti, kad visi susirinktume, suvažiuotume. Ar ten, nežinau, kažkokį muziejų visi kartu nueikime ir pasidarykime iš to šventės. Šventimas tos kasdienybės, kad visi būna kartu, kad dalinasi gyvai, o ne kažkur telefonuose, vėlgi grįžtam prie to. Žinai, aš dabar taip tu pasakoju ir man taip aš neįčiau, bet mintinimis išklausiau pilnai, nepabėgau tavęs, bet kad mes iš tikrųjų sakom, bet anksčiau žmonės buvo primityvesni, jie paprasčiau darė dalykus, jie kažkokių lūkesčių neturėjo, mes va čia nubėgom, tiek daug turim įvairiausių susikūrę išorinių dalykų, kurie mums palengvina ir patobulina. Stipriai prisidėjo prie evoliucijos mūsų, kad mes galėtumėm viso prasmėm geriau gyventi. Bet aš natūraliai, vat, kai iškeliu klausimus ir tau ar apie šventę, arba žmogiškumą, kažkaip grįžau atgal ypatingdama šventę mintys ir pagalvoju, žmonės anksčiau, tu sakai, atvirumo daugiau turėjo, švęsti ir būti kartu. Aišku, mes tą galim surišti su to, kad tai buvo labai stipriai susijęs tiesiog išgyvenimu kartu. Vienas nuo kito labai stipriai priklausė. Bet tas priklausimas, kad jis būtų toks patogesnis, natūralesnis, tai tebūnėje ir jis buvo labiau per šventimą kartu, per buvimą kartu, per suvokimą, kodėl mes esame vienos bendruomenės žmonės ir ne, kad statymas į sienų vienas tarp kitko mums yra kliūtis ir tai nėra į gerą. Ir tada kuo daugiau yra momentų, kuriuos mes pasirenkam švęsti kartu, pakylėtai, ar tai yra pasitikimas, ar tai yra išlydėjimas, tai gali būti gamtos ciklų, tai gali būti ir gausos kvietimas ir taip toliau, tai gali būti žmogaus paties atėjimas ir išlydėjimas. Tai buvo didelė tokia šventės pagarba. Ar ne? Tas buvo kiekvieną tokį dalyką ir tiek daug išorinių dalykų, kurie paima mūsų dėmesį šiandieną, kad mes visai nusisukom nuo esminių dalykų, kuriuose yra ramsčiai, kuriuose yra ramybė ir kuriuose yra tie dalykai, kurių po to mes iš paskos neva bandom vytis, iki galo nebūdami nuoširdus. Nes nuoširdumas tai reiškia, kad tam reikės skirti labai daug dėmesio. Kiekvienam santykiui reikia labai daug dėmesio. Tai yra apie tas pačias, vat, kaip šventės, anksčiau taip ir būdavo, kaip susirinkimas prie vieno laužo. Taip. Prie vieno laužo ir tai buvo atviras buvimas, ar tai yra dainos. Apjaudavo paršiuką ir kailį šventė. Taip, ir tą paršą užaugindavo visi, nes kažkam ganyti reikėdavo pasiskirsti tam vaikai, žinai, kelių šeimų ir taip toliau. Ir tai supratai, kad tas paršas jis turi išmaitinti keletą žmonių, nes tai yra... Žmonės žiūrėsi tokiais labai mažais primityviais dalykais. Čia gal vėlgi nereikia, kad nusukti tai, kad mes dabar grįžkime visai ten jau labai tokius primityvius laikus, bet yra tame tiesos, kad tiesiog žmonės buvo arčiau žmonių. Taip. Tai yra šventimas, ar nėra apie tai? Tai yra grįžimas prie to, tartum, kad šventės gyvenimo šventimas jam yra ne šiaip savo, tik tai ten forma arba kažko parodimas arba neparodimas, ar ne, bet tai yra labiau apie sujungimą. Iš tikrųjų, jeigu taip nuoširdžiai, netgi jeigu žmonės nuoširdžiai pagalvotų, ką aš kviečiuosi į šventę ir kodėl. Tik atvirai. Kai yra šventė, darau dėl to, kad man reikia padaryti, ką aš kviečiuosi, ir kai šventė darau, kad aš noriu ją padaryti, kas tas sąrašas žmonių, kurie pas mane visai kiti galbūt, ar ne? Čia tokie irgi kažkokie tai niuansai. Surišant su tai, kas anksčiau būdavo, tai labai stipriai su jos to gyvybės medžiu, su gyvenimu, su pačia gyvybė. Taip, jie anksčiau švęsdavo tą, kaip po gyvybės forma. Ar tai yra pavasaris, ar tai yra žiemos, kažkokie tai irgi užmiega, prabunda ir panašiai. Ir tas gyvybės medis, kaip šeimos, gentis, dar kažkas. Ar yra žmonės, ar matai, ar jauti, kad žmonės švęstų šeimomis, kaip giminių kažkokie tai susibūrimai. Ar tai grįžta, ar tai atbunda dabar? Mano rate aš taip negirdžiu labai, kad labai daug kas vykstų, bet aš galvoju, kad tai yra susiję ir su labai tokiu
tiesiog ta situacija, kad labai daug žmonių yra išsibarstę, labai daug pasklydę po svetur ir sunku yra visiems susirinkti. Žinai, Karolina, dar vienas dalykas, kurį labai norėjau, kaip čia sakyt, pajudinti, nes man tai yra svarbu, kadangi dirbom su tavo raktais, raktų žemėlapiu, ir tai labai siejasi su tai, kaip tu darai dalykus, tai galbūt ne tai, kodėl tu darai tą dalyką ir kaip tu sprendi situacijas tam tikras. Tai tavo pirma linija, arba vadinamoji tam poetiškai vadinasi gyvenimo užduotis ir evoliucijos sferos, tai yra iššūkio sfera, jie jungia pirmą liniją, kuri rodo, kad tai yra itin didelio kūrybiškumo žmogus. Ir čia yra tokie ir iššūkiai, ir dovanos tu susiję. Tai kaip ir dovana, tai kad tu iš nebūties, iš nežinios, iš nieko gali ištraukti sprendimą. Ir kadangi esi geras organizatorius, moki įforminti labai efektyviai, gerai. Dėl to toks pasitikėjimas iš kitų yra į tave jaučiamas. Bet kita to dalis yra, kad visada žmonės, kurie yra kūrybiški, jie turi kaip iššūkį gauni, kad nebūtų per lengva, nepasitikėjimas savim. Tai sakyk man taip atvirai dabar, kaip tau sekasi? Aš žinau, kad jau nuskambėjo ne kartą, nes tas pasakymas, kad didelis iš manęs daug tikisi, aš pati, tai yra taip pat su to susiję, tai yra tiesioginė sąsaja ir linija iš to einanti. Bet man pasakyk kaip žmogus, kuris turi jau daug praktikos ir tikrai sąmoningumas tavo plečiasi. Savęs pažinimas tavo eina ir į gilį, ir plotį ir taip toliau. Po truputį, ne visi dalykai iš karto, bet kaip su tuo gyveni? Mokausi. Mokausi dar, aš nemanau, kad man dar yra pavykę iki galo galbūt susitvarkyti, bet aš per daugybę kasdieninių dalykų ir per darbą, ir per bendravimą su žmonėmis, būtent su skirtingais žmonėmis, turbūt ir savo kažkokius atsakymus vis pamažu duodu. Ir tarkim, net šnekėti gyvai man labai patinka, bet kad prisiversti tą padaryti yra irgi iššūkis toks šiek tiek perlipimas per save. Tu turi balsą, kuris tavo žinutė turbūt ištransliuojama žodžiu. Maždaug nori, nenori. Žinau, kad nori, vidui tik nenorėjai sau leisti. Tu turi kalbėti ir perduoti. Ir aš esu girdėjus ir komplimentų iš tos pusės, kad tas balsas gal kažkiek, net kai kurias migdo užhipnotizuoja, tai labai smagu tą girdėti. Tai šnekėti patinka, bet aš gal yra ta baimė, kad, žinai, žodis nežvirblis. Tu pasakai ir paskui gal jau jo nebeatsuksi atgal. Tai aš kadangi esu labai toks ekspresyvus žmogus, aš ir šiaip greit šneku, šiandien aš šneku ganėtinai lėtai. Mes taip susitarėm, nes taip labai greita kalbė. Tai greita kalbė ir ta kai greita kalbė šneki kartais tikrai pasakai daugiau negu reikia. Ir ne dėl to, ne tai, kad kažką blogo, bet ne visiems tas irgi tinka. Tai gal nesinori kažko įžeisti. Arba paskui aš savo galiu sakyti, palauk, atsukim viską, aš norėjau pasakyti taip, bet žmogus užgirdo. Ir jam tai gali būti per daug skausminga. Tai gal, va čia yra tokia baimė kalbėti dėl to, kad neprikalbėti, ko nereikia. Bet vat, kai lėčiau šneki, gal gaunasi paprasčiau šiek tiek. Ir ta baimė pamažu mažėja. Tai gal čia bus man naujas kažkoks iššūkis ateinančiam, nežinau, dešimtmečiui kokiam, sakykim, pradžiai. Labai gerai, nes norėsis kaip tik apie ateitį pagalėti. Žinai, bet man kažkaip taip natūraliai tikrai norisi pasakyti, nebūk tokia griežta sau. Nesakau, kai leisi pažinti daugiau žmonių, kokia iš tiesų tu esi, žinai, ne tik ta dalykinė tavo pusė, bet ta švelnioji pusė, kuri gali būti labai labai dalykiška, ne tokia pat organizuota, žinai. Jinai yra absoliučiai nuostabi, su ja labai gera būti, jinai labai yra atverianti, jinai sukurianti tokį pasitikėjimą jausmą tavim, kad rytum tave žmogus gali atsiremti. Ir tai yra labai toks, natūralus labai pojūtis. Ir ta buvimo su tavim ir netgi darbo su tavim dovana, nes kitaip vadinasi, jinai tampa tokia labai gyva, labai tokia įgalinanti net ir kitą, žinai, žmogų, tikrai praturtinanti. Taip, o tavo balsas, ne veltui tu ir dainuoji labai gražiai, nes tavo balsas yra tikrai vienas pagrindinių tavo veikimo įrankių. Jis veikia kitą ir tebūnė jis veikia pastiprinančiai, žinai, kaip sakai, įgalinančiai. Tai va, ir iš tikrųjų labai gera, kad tu pasirinkai tokią nišinę veiklą, kuri nepaprastai svarbi žmonėm. Priminti dalykus
šiaip jau gyvenime esminius dalykus. Tai yra artumą, buvimą kartu. Gal ir grįžimą prie tos gyvybės ir giminės medžio kartais. Svarbu, kad išgirstų ir neįsižeistų. Kartais nereikia visko labai taip asmeniškai priimti. Tiesiog išgirsti ir pabūti su ta informacija, kurią gavai. Ne iš karto ją bandyti atmesti ir iškart priimti kaip kažkokią kritiką. Bet mes visi mokomės, manau, kad. O kaip pačiai, nes su tokiais pasitikėjimas, kaip tau pačiai yra su kritikos, ar tu jos bijai? Aš žinau, kad žmonės, visi natūraliai nemėgsta kritikos, tai yra normalu, nes yra kvesionavimas, yra suskaudimas. Bet visiems mums pereina per skirtingus vadamosios ne tik kad bottleneckus, arba kaip visi vadina triggerius, tos paspaudžia mygtukus nemalonius. Kuo labiau dirbi su savim, tuo tie mygtukai yra tokie subtilesni ir gerokai sunkiau pasispaudžia, bet net nebepasispaudžia, nes tiesiog baimės neturi suklysti, ten nuvilti ir taip toliau, pirmiausia save ir kitą. Aš manau, kad bijau, nesu aš išimtis kažkokia grūlės, jau ne, kritikuokit mane visi, tik tai aš čia išskėstom rankom, ne, turbūt, kad bijau. Ir manau, kad tos studijos psichologijos, kurias aš turėjau, jos man šiek tiek padėjo ir vis dar dabar padeda. Bet būtent išgirdus tą kritiką, susimąstyt ir ją priimt sveikiau. Ne tiek labai asmeniškai, ne tiek skaudžiai, o pagalvot, kad jeigu ta kritika iš tikrųjų verta kažkokio pergalvojimo, tai aš išgirstu ją. Bet jeigu aš suprantu, kad ta kritika yra labiau dėl to, kad ar norima įžeisti, ar pasakyti vardan to, kad tiesiog kažką pasakyti, nes neturi ką pasakyti, tai būtinai kažką reikandaus, tai tada aš ją taip ir pro vieną ausį leidžiu, pro kitą išleidžiu. Tai aš mokusi ją priimti sveikai ir neįsiskaudinti, kur nereikia. Va taip turbūt gal pasakyčiau. Bet kad aš jos bijau. Aš esu liūtas ir dar gimus tigro metais. Tai čia žinai, kokia man karūna sudreba. Ugninė tigro metais. Kai kažkas pakritikuoja, bet aš suprantu, kad tobulų nėra. Ir tikrai gali būti, kartais žmonės ir pastebi šono tikrai geriau. Ir būtent šitame darbe aš pastebiu, kad jauni žmonės pastebi kitus dalykus. Tai užtat labai gera turėti, kas aplink tave yra tavo ratas, kuris mato šiek tiek kitaip ir kartu aš mokausi ir iš jų, ką reikėtų daryti kitaip, nes jeigu visą laiką tą patį per tą patį, labai yra didelių rizikų kažkur užsisėdėti turbūt. Labai gražiai pasakėjai. Toks susitarimas su savim, tai yra mokymasis vieni iš kitų. Ir tas, kad santykis su ta kritika, jinai visada bus, bet kad jinai būtų ne kaip kritika primama, o kaip nuomonė, kur aš aiškiai žinau, kur esu aš, kur yra kito žmogaus perspektyva ir kad jis turi teisę turėti nuomonę, bet jinai manęs, kad nežeistų, neskaudintų ir aš asmeniškai jos per daug asmeniškai neprimčiau kaip faktą kažkokį. Taip. Tiesiog, kad jinai būtų konstruktyvi. Jeigu jinai yra argumentuota, aš išklausysiu ir aš, pavyzdžiui, esu iš tų žmonių, kur negaliu sakyti, kad nepakeičiu savo nuomonės. Jeigu manęs geba įtikinti aiškiais argumentais, mano nuomonė gali būti pasikeisti. Aš nesu tokia, žinai, kad taip į vienus artus, nesvarbu, kad tau sako vieną, o aš ne ir nenusileisiu. Ne, aš nesu tokia užsispyrus ir jeigu tik tai argumentas yra tikrai pasvertas, tai tu negali eiti kovoti prieš vėją, tai nuomonė gali keistis ir manau, kad tai yra visai normalu, jeigu kažkas pasikeičia. Tai vadinasi augimu. Tai už tą augimą kartu.